Sveiki vėl. Šiandien norim pristatyti jums 2 keturračius, stoviai atrodo skirtingi, bet šiaip parametrais jie yra visiškai identiški. Yra ta pati važiuoklė, tos pačios baterijos, tie patys varikliai, tik tai skiriasi jų išvaizda. Tai yra Tiger modelis ir Spider modelis. Kas čia yra svarbu, čia kaip tokiuose mažuose keturračiuose, tai yra labai dar veikianti, šiaip keistai atrodo, ne, atrodo neveikia. Bet šiaip tokiuose mažuose dažniausiai iš visi neveikia. Čia dėl ko taip vyksta, jeigu jūs atkreipsite dėmesį, šita važiuoklė yra pastatyta, žiūrėkit, čia yra apatinė šakė visiškai atvira, jinai stovi ant šitų amortizatorių ir čia tik tais galas, dėl to jinai gali amortizuoti. Aišku, jau nesitikėkit labai, kad jausis taip labai, kad jų minkštai, nes vaikas iš savo svorio tiesiog negali jos išminkit, vadinkim taip, bet jinai minkšta šiaip kaip pats keturratis. Lygiai tas pats ir čia. Nieko kažkom jie skiriasi, nes sakau, viskas... Galit su svoriu parodyti amortizaciją? Su mano svoriu. O. Čia yra 36 voltų 1000 vatų variklis ir baterija 36 voltų, reiškia, kad čia stoja 3 baterijos po 12 Ah. Ir čia jau yra lengvai išimama baterija. Kaip matot, čia vat atsijungia, čia yra tokia rankenėlė, ją tiesiog pakeliam ir išsitraukiam. Išsiema, tada atsitraukiam šitą laidą, jungiklį ir elementariai, va, matėt? Ir čia yra jo baterija, lygiai taip pat ir čia. Šitą atsisukus, ten rasite 3 akumuliatorius po 12. Tai vat, jeigu norit atgal sudėti, paimam, įsistatom rankenėlę. Kuom gerai šitie modeliai, jeigu jūs turit, pavyzdžiui, kažkur netgi, vadinkim, gal garažą, pavyzdžiui, šaltą, ar ne? Nenorit laikyti visada ten. Arba, pavyzdžiui, laikot kažkur tai, o norit parsinešti krautis. Tai čia irgi dėl to gerai, kad galit savo su rankelė pasigauti. Taip, variklis. Variklis standartinis, varomas grandinė. Stabdžiai. Koks galingums variklis? 1000 vatų, 36 voltų. Deja, galinės lempos nėra. Bet tokiuose mažiukose galinės lempos retai būna, tai yra tik tais tam tikrose modeliuose. Tai dėl to galit nepergyventi. Čia yra spinelė, kur yra greičius, galit nustatyti, 1, 2 arba 0. Tai reiškia, kad jūs nustatėt greitį, išsiėmėt raktelį ir vaikas pats nenusistatys. Šituose modeliuose, kaip priešingai nei kituose, dažniau šiaip būna su pedalais, o čia žiūrėkit, yra pedalas, negu būna, kad ir be, bet dažniausiai su pedalu. Tai ką pedalas šitas daro? Tam, kad jūs galėtumėt pradėti važiuoti, jūs turit negana spausti pedalą ir tada spausti šitą, dabar jis neveikia, nes čia yra signalizacija. Paskui paaiškinsiu tai, bet turit spausti pedalą ir įjungt bėgį. Ačiū labai operatoriu. Spaudžiam pedalą ir važiuojam. Pedalas skirtas tam, kad būtų apsauga, kad vaikas būtų stabiliai jau atsisėdęs ir nuspaudęs ir važiuoti. Šiaip tą pedalą galima atjungti, jis nėra sudėtingai, ten fiškį ištraukėt ir jis atsijungia. Bet iš dalies jisai pradžiai bent mokintis yra tikrai gerai, nes vaikui reikia galvoti 2 dalykus. Aš turiu pedalą paspausti, jis reiškia susikoncentravęs būna. Tai čia nėra blogai. Taip. Ir kad netyčia neišvažiuotų. Taip, ir būtent ir taip. Jeigu taip atsisėjęs, paspausi ir gali pakilti į orą. Šiaip atkreipsiu dėmesį iš karto, jeigu žiūrės kažkas tą video jau po nusipirkimo, kad reikia būtinai, kai pasukam raktelį, užsidega, turim paspausti žaibuką iki tol, kol supipsės. Ir tai ne vieną kartą. Spaudykit taip švelniai ir tada gausis pipt, ir tada tik jis veikia, kitaip jis neveiks. Nes šitokia irgi apsauga yra. Turi šitas modelis priekį, čia grynas metalas tiek čia. Jisai turi didesnį plastiko, sakykim, galbūt apsaugos dydį, priekį taip pat plastikas. Šitas labiau sportiškesnis. Bet kaip minėjau, lygiai taip pat su visais parametrais yra tas pats. Baterijos indikatorius, kaip ir visuose, garso signalas, stabdžiai. Taip, įjungsiu apšvietimą, pažiūrėsit, kuom skiriasi. Vat, vienas ir kitas. Abu du LED, tik pas vieną yra tokios sportiškos, pas kito tiesiog apalios. Principas, važiuoklė lygiai taip pat, traukės, nėra net ką labai papasakoti apie tai. Bet esmė, kad jie yra visiškai identiški. Taigi, šiuos keturračius ir kitus jūs galite rasti mankius.lt, turbūt kur ir žiūrit, arba Vilnius, Kaunas ir Klaipėda.